Sveiki gerbėmėjai. Labą dieną. Ir šiandien pakalbėkime apie tai, kaipgi dauginti graikinius riešutus. Kokie yra būdai, kaip dauginate jūs tada? Na, dauginu pagrindė sėklomis, nors esu bandęs ir dauginti skiepimų būdų. Jis reikalauja tam tikrų sąlygų, nes rezultatai... Ne taip paprasta, kaip su obelim gal. Taip, daug kitaip reikia kaip ką daryti. Obelis galima skiepyti lauke pavasarį ir jos kuo puikiausiai prigyja. Riešutmedžiui reikalinga temperatūra, ne mažesnė 27 laipsnių, kad būtų. Tai tokią sąlygą sukurti lauke jau neįmanoma, tai belieka patalpoje skiepimą atlikti. Panašiai kaip kad Latvijai rožės, kad skiepina. Kaip rožių skiepimas panašus irgi. Temperatūras turi būti ne mažiau 27, kad jinai tokia būtų, tai reikia šildyti tą inspektą. Aš tai šildau vandenį su elementų kaitinimu. Yra termometras kontaktinis, kuris reguliuoja tą temperatūrą. Vanduo tam reikalingas, kad dar drėgmė būtų. Ten didelį drėgmė, 90% drėgmė, 27 laipsnių temperatūros, tai tokios sąlygos idealios ir per 2 savaitės riešutmedis labai gerai prigyja, 100%. Paskui, žinoma, reikalinga pradėti veidinti, nes jeigu neveidinsim ir tokioj drėgmė laikysim ilgesnį laiką, tai jie pradeda tiesiog išsprogę ūgeliai gležni, jie pradeda gesti, pūti, pelyti ir tada jau... Šiais metais bandysim. Pernai pabandėm, nelabai pavyko, tik kelis prigijo, bet šiais metais manau, kad bus geriau. Šitose dėžutėse yra iš rudens paruošti dauginimui graikinio riešutmedžio vaisiai, riešutai. Ant dugno dėžutės apie 6-8 cm yra užpilta derlingos žemės. Toliau sudėti tie riešutai, jų čia toj dėžutėje maždaug apie 50 ir ant viršaus užpilta pivenos. Ir visa tos dėžutės buvo sudėtos viena ant kitos ir buvo laikomos rūsyje, kur temperatūra negalėjo viršyti daugiau kaip 5 laipsniai. Ta temperatūra tokia žema reikalinga tam, kad tos sėklos pasiruoštų pavasarį dygimui. Jeigu jos nepraeina to stratifikacijos laikotarpiu, jos nedygsta. O kada jos tokioj temperatūrai pabūna keletą mėnesių, 3 mėnesių per žiemą pabūna, paskui galima jas iš karto sėti į lauką. Bet lauke vėlgi sąlygos dar nėra tokios idealios, kaip kad inspekte. Dalis tų riešutų lauke dalis sudygsta, o kita dalis, kadangi lauko temperatūra yra žema, kita dalis gali nesudygti, tiesiog supūva. Nuo drėgmės, nuo žemos temperatūros jie sugenda. O kada jie gauna šilumos čianais, tai jie labai gerai dygsta. Draugiškai, visi vienodai maždaug. Dabar dar jie tik tai ruošiasi dygti. Jeigu mes paimtumėm ir iškastumėm, pavyzdžiui, nuimtumėm viršutinį sluoksnį, pamatytumėm. Čia matosi, vienas prie kitų sudėti graikiniai riešutai. Ir jau jie pradėjo, dygti, jau matosi. Ir visi tarpelis atsiranda, plyšelis, jau jie nuo drėgmės ir nuo temperatūros skečiasi ir pabandysime jį ištraukti. Matot, kokia šaknis jau. Wow. Na, paskui išlenda ir stiebelis. Išlenda maždaug 5 cm tas stiebelis. Tada aš juos jau persodinu į lauką. Tada jau būna apie gegužės mėnesį pradžioje, sakykim. Ir jie tada lauke į purę dirvą susodinami. Ir ten visi gerai prigyja, 100%. Kadangi jau jie būna, tą galą šaknies, žinoma, aš nugnybu. Nereikalingas jis toks ilgas, čia toj pradeda jisai šakotis. Ir šitaip yra dauginama
sėklomis. Labai svarbu žiemą Rusija, kad būtų drėgna šitas visas Taip, substratas. bet tik tai drėgna, ne šlapia. Jeigu bus šlapia, tikimybė, kad jie žus nuo didelės drėgmės. Jeigu suspaudus tą substratą, sakykime, pjuvenas ar dirvą, suspaudus saujoje varva vanduo, per daug drėgmės. Ar daug reikia? Reikia, kad tik tai būtų čiut drėgna, bet ne šlapia. Aišku. Dabar kas dėl šito dauginimo sėjinukais. Ne visi, žinoma, šitie išaugę į sėklų augalai nauji paveldės motininių krūmų savybės. Bet šiaip iš savo praktikos galiu pasakyti, kad apie 90% jie paveldi tas gerasias savybės, būtent, kad ir riešutas stambus, ir atsparumas ypatingai. Atsparumas šalčiui net padidėja, kadangi su kiekviena nauja dauginimo generacija, sakykime, šitos sėklos išaugins medelį, tas medelis duos vaisius ir tie vaisiai jau bus atsparesni šalčiui. Mūsų prisitaikė prie mūsų krašto klimato daugiau negu šitie. Ir kuo daugiau kartų šitaip jisai yra daroma, pasikeista jų generacija, tuo jie bus mūsų krašto labiau prisitaikę. Taip, kad dauginimas sėklom pasiteisina, kadangi šitas augalas yra, galima sakyti, savidulkis, jisai dera ir vienas, o jeigu ir būryje dera, tai augalai, jeigu visi gerų savybių, tai jis paveldės ir vieno ir kito žiedadulkis, apsidulkins galbūt svetimo medžio, bet jeigu jisai bus irgi vertingas kažko, tai ar tai derlius didelis, ar tai ten šalčiui jisai atsparus bus, tai kad mūsų krašte dauginti šitaip sėklomis naudinga yra dėl to, kad augalai labiau prisitaiko prie mūsų krašto sąlygų. Ir iš dalies paveldi šitų motininių krūmų savybės, tai būtent vaisių dydį, derlingumą. Reiškia, skiepijimas yra gana toks darbas. Sudėtingesnis. Daug sudėtingesnis, aš pasakyčiau. Taip. Reiškia, sodinukas bus tikrai brangesnis. Taip, kartų tikrai brangesnis, nors jis 100 kartų paveldės visus savo. Na taip, 100% jisai pakartos motininio savo krūmo, to motininio krūmo savybės, iš kurio buvo imta dauginimui šitie įskiepiai. Bet šitas būdas irgi pilnai tinka. Tinka, kadangi jisai labiau prisitaikęs būna, sėklom padaugytas, jisai labiau prisitaikęs prie mūsų gamtinių sąlygų. Bet jeigu iš šio užauginto medžio mes paimsime skiepuglius ir paskiepysim, tai irgi gerai bus. Na taip. Bet čia jūs atrinkti reikia. Šis būdas yra labai geras selekcijai. Tikrai labai. Na taip, čia gaunasi atrinkus paskui, kurie ypatingai derlingi. Aš čia esu savo kolekcijai surinkęs apie kokį 15-20 galbūt atskirų ir kurie buvo paskui išmatuoti, susverti, išmatuotas jų storis kevalo, kiek sveria branduolys, kiek sveria visas riešutas. Ir rezultatai mano medelinė auginamų riešutmedžių jų kokybė nieko nesiskiria nuo užsienyje išvestų veislių. Kadangi yra vienas čia sodininkas, toks entuziastas, prisisiuntęs tų riešutų, užsienietiškų veislių, jis juos ištyrinėjo, svėrė, kiek sveria, koks riešutų storis ir sudarė sąrašą. Ir tam sąraše mano tarp pirmaujančių. Kai kurios vakarietiškus veislis neprilygsta šitom lietuviškom, sakykime, veislim. Mes čia dabar kaip tik esame prie daigyno, kur auginami riešutmedžių medeliai. Šitie daigai yra pernai pavasarį pasodinti ir jie per metus, kaip matot, užaugo apie 20 cm. Kiekviena čia eilė yra skirtingos veislės, yra etiketė surašyta, kur kokia veislė. Juos jau galima net ir sodyti būtų į nuolatinę vietą, kadangi jų šaknų sistema gan jau gera. Tik tai jų dar aukštis mažas. Bet
po metų jau jie pasiekia apie metrą aukščio, jeigu gerai prižiūrimi. Bet riešutus jūs enat jau nuo patikrintų medžių, nuo geriausių medžių. Taip, imu tik tai nuo tų, kurie mano verti dėmesio. Iš jų gaunami jau dar geresni. Dar geresni, kadangi jie labiau būna prisitaikę prie mūsų klimato. Jo, taigi jūs, ponia Jonai, čia labai gerą darbą daro. Labai tikrai. Darbas čia yra ne vienų metų, žinoma, selekcija reikalinga vykdyti daug metų, atrinkinėti, bet visgi sukurti naujas lietuviškas veislės ir tada galima jau šitą augalą laikyti mūsų krašto augalu. Kam pirkti importinius riešutus, kai galima pačiam užsiauginti. Pagrindinis dalykas, žinoma, nereikia stengtis, kad tas riešutmedis duotų labai stambius vaisius, nes kaip taisyklė, jeigu stambus vaisiai, tai jų kiekis ant medžio, derlius, būna netoks didelis, kaip mažesnis visgi. Taip, kad jeigu pramoniniam plantacijam, tai reikia įsirinkti tokius, kurie yra atsparus ir derlingi. Ir kad jisai būtų skonis geras ir kad lengvai aižytųsi. Kad kevalas būtų plonas. Nes jau parduotuvėse mes matom vidutinio dydžio. Dažniausiai riešutus. Na taip. Labai mažai tokių yra. Nors sau gal, jeigu turėt 2-3 medžius, jeigu yra vietos, tai galima ir stambia vaisius irgi turėti. Nu, dėl įdomumo, kad pasiekti rekordą, koksai dydžio, bet tai ne pagrindinis kriterijus, pagal kurį reikėtų veisiant, įsigijant. Geriau porą maišų vidutinių, negu vienas maišas stambių, taip? Taip. Tai vat, augalas tikrai vertingas, kenkėjų, kaip lygos praktiškai pas mane nepadaro nuostolių, kenkėjai tik tai, ką galiu pasakyti, kad varnos mėgsta visgi juos. Ypatingai, kurie labai plono kevalo. Jos tada jį prakerta labai lengvai ir užpuola tą medį, ten būriais, pradeda jį, įsikanda į snapą, neša ir mėto ant kieto grunto, jie nukritę įsiaižo, tada jos jį puola ir lesa. Taip, kad plonumas kevalo irgi dar nėra, kad... Iš vienos pusės čia yra privalumas. Bet iš kitos pusės reikia apsauga nuo varnų. O kurio kietesni, labai kietas irgi, žinoma, jisai nėra naudinga. Svarbu, kad jisai nebūtų toks kaip popierius, kad jau grinai, tiesiog pirštais. Savo jai suspausti, jeigu įmanoma, tai visai, sakyčiau, normalus. Varnom tinka, tai? Varnom tinka dar, kurie jau iš viso ten su snapu jos prakirsti gali. Tai, nes vogti tai jos mėgėjos. Na ir ką, reikia dabar linkėjimus, ką žmonėms dabar reikia daryti? Kad palinkėti reikia, kad kurie turi sąlygas auginti, sodinti, vieną kitą kiekvienam sode turėti riešutą, kad nereiktų iš parduotuvės pirkti, o ūkininkai turintys plotus gali tiesiog užsiimti tokiu verslu, auginti juos pramoniniu būdu, juos paskui realizuoti. Labai gera jų savybė tai, kad realizacijos laikas tiesiog ištisi metai. Taip. Nebraškis, kad nuskyniai, tai turi ją realizuoti, nes kitaip jinai genda. O čia jau jinai bet kada sugalvoja, tada ją gali realizuoti. Jo, geras. Naudingas augalas. Taigi sėkmės jums. Viso gero.